Panašu, jog ir šiemet nekilnojamo turto kainos kils, tačiau kiek yra nesutariama. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas sako, kad šiemet jis turėtų kilti maždaug taip, kaip ir pernai – apie 10–15%. Visgi nekilnojamo turto analitikai nesutinka, kad nekilnojamojo turto kainos kils šitaip sparčiai. Jų manimų paklausa kaip tik turėtų mažėti dėl pernelyg užkeltų kainų. Abejonių kelia tai, kad kiek yra tos perkamosios galios, kuri gali tokias kainas įpirkti. Euriboras nebemažėja, jisai stabilizavosi, pajamos kaip sparčiai nebeauga, nekilnojamo turto kainos pakilo labiau. Tiesiog žmonės galimai prieis tokią situaciją, kad negalės įpirkti būsto, nes jų pajamos neleis gauti paskolos. Visgi nekilnojamo turto analitikai sutinka, kad jeigu būsto paklausa išliks tokia pat aukšta ar netgi ir augs, gali atsirasti problemų su pasiūla. Nors šiuo metu būsto ir užtenka, tačiau vis daugėjant gyventojų, kurie nori ir gali įsigyti būstą, gali šios pasiūlos nebeužtekti. Tokiu būdu nekilnojamojo turto kainos tik tai kils.